Šurikas Aleksandras Demjanenka, Kaukazo belaisvė arba nauji Šuriko nuotykiai. Taip pat vaidina Natalija Varliai, Vladimiras Etušas, Frunzikas Makarčianas, Ruslanas Achmetovas, Jurijus Nikulinas, Georgijus Vicinas, Jevgenijus Morgunovas ir kiti. Scenarijaus autoriai Kostiukovskis, Slobodskojus, Gaidajų. Režisierius Leonidas Gaidajų. Šią istoriją papasakojo Šurikas. Jis per atostogas rinko folklorą, vietos legendas, pasakas. Gal ir ši istorija tik legenda, bet, pasak Šuriko, iš tikrųjų taip atsitiko viename iš Kalnuotųjų rajonų. Jis nepasakė, kuriame, kad nebūtų neteisingas ir nenuskriaustų kitų rajonų, kur irgi galėjo atsitikti tokia pat istorija. Kur tu? Nagi. Paralis. Tebūnė prakeikta tą dieną, kai sėdau prie šito kledaro vairo. Nepulkite nevilti. Neveltui sakydavo išminčius Abu Achmatas ibn Bėjų. Pirmas šios mašinos vairuotojas. Turėk omeny, Edikai. Edikas Saša. Sako, Edikai, Alachas te žino, kur dingsta šio vidaus degimo variklių šeimos išgamo žiežirba. Ten nudžiūsta jo karbiuratorius. Per amžius. Atleiskit. Prašau atleist. Ką? Atsiprašau. Turiu prašymą. Prašau. Gal galėtumėte eiti tik plentu? Nesukdama į šoną.
O kodėl? Mano asilas eina paskui jūs kaip pririštas. Asilas. Na taip. Tai čia jis mane persekiojo. Jis. O aš maniau... Ne, jis. Ar jūs vietinė? Atvažiavau pas tetą atostogų. O aš į komandiruotę. Iki miesto toli? Kokie 2 kilometrai. Ačiū. Viso gero. Viso geriausio. Na, einam. Štai matot, be jūsų nė žingsnio. Na? Gimimo metai 1942. Atvykimo tikslas – etnografinė ekspedicija. Aišku, ieškot naftos, ne visai ieškau folkloro. Užrašysiu jūsų senovės pasakas, legendas, tostus. Tostus! Brangusis, tau labai pasisekė. Aš tau padėsiu. Nerūkyti, pertrauka. Kas čia? Tau reikia tosto? Taip. Tostas be vyno tas pats kaip vestuvių naktis be nuotakos. Bet kad aš negeriu. O aš ar geriu? Ką čia gert? Jūs netaip mane supratot. Aš visiškai negeriu, suprantat? Neturiu fizinės galimybės. Šią progą pirmasis tostas. Aha, tostas. To išrašysiu, paskui išrašysiu imk stiklinį. Mano prosenelis sako, noriu nusipirkti namą, bet negaliu. Galiu nusipirkti ožką, bet nenoriu. Tada išgerkim už tai, kad mūsų norai visuomet sutaptų su mūsų galimybėmis. Šaunuolis. Klausai kito tosto. Aš tuoj ateisiu. Nieko tokio, aš pakvėpuosiu. Pakvėpuosiu grynų orų, nes vis kabinete. Kur dingsti? O kas atsitiko? Mano dukterėčia. Labas. Labai malonu, labai malonu. Nina. Pedagoginio instituto studentė. Auginam savo pamainą, labai malonu. Pirmūnė, komjaunuolė, sportininkė. Sportininkė? Dėdė apie mane viską žino. Pirmūnė ir komjaunuolė? Būtent to mums ir reikia. O ko jums reikia? Turiu jums netikėtą klausimą. Prašom. Klauskit. Kaip vertinat santuoką? Apskritai? Teigiamai? Jei dar anksti apie tai galvot. Apie tai galvot niekam nei anksti, nei vėlu. Eik užvesk mašiną, tuoj važiuosim. Ką manot apie mūsų santuokų rūmų atidarymo šventę? Būtinai ateisiu. Ateisi, taip. Būtinai. Turėsiu jums nedidelį, bet atsakingą pavedimą. Kokį? Pamatysit. Laukiam jūs. Na gerai. Ir kai visas pulkas išskrido žiemoti pietus, vienas mažytis, bet išdidus paukštelis pasakė, aš skrisiu tiesiai į saulę. Ir jis ėmė kilti vis aukštyn ir aukštyn ir aukštyn, bet labai greit nusvilo sparnelius ir nukrito į giliausio tarpeklio dugną. Išgerkim už tai, kad ne vienas iš mūsų, kad ir kaip aukštai pakilęs, niekuomet neatitrūktų nuo kolektyvo. Kas atsitiko? Kas tau, brangusis? Paukštelio gaila. Ir princesė iš pykčio pasikorė nuo savos kasos, nes jis tiksliai suskaičiavo, kiek grūdų maiše, kiek lašų jūroje ir kiek žvaigždžių danguje.
Tada išgerkim už kibernetiką. Į sveikatą. Į sveikatą. Santuokų rūmai. Brangus draugai, šiandien džiaugsminga, šviesi, saulėta šventė. Už kelių sekundžių šios sidabro žirklės perkirps šitą raudoną šilkinę juostelę. Ir visiems mūsų rajono jaunavedžiams atvers tiesų kelią šviesaus rytojaus, meilės ir santarvės link. Tai Santuokų rūmų dėka. Garbė atverti rūmus. Mes čia pasitarėm, nutarėm, kad ši garbė tenka nuostabiai moteriai, merginai, įkūnijančiai naują kalniečių moters likimą. Ji studentė, komjaunuolė, sportininkė ir tiesiog gražuolė. Čia ir yra tas nedidelis, bet atsakingas pavedimas. Prašau. Prašau. Satyriko Arkadijaus Raikino žodžiais, moteris, žmogaus draugė. Palaukit, palaukit. Malonėkit lėčiau, aš užsirašinėju. Kas jis? Tikriausiai spaudos atstovas. Spauda. Taigi, pasak satyriko Arkadijaus Raikino, moteris žmogaus draugė. Pribloškiama. Išgerkim už moterį. Atiduok ragą. Atiduok ragas. Atiduok burą. Ir sužlugdė iškilmingą santuokos rūmų atidarymą. Po to ant koplyčios griuvėsių, atleiskite, aš ir koplyčią sugrioviau. Ne, jis sugriauta dar 14 amžiui. Po to ant koplyčios griuvėsių. Žinoma, viskas teisybė. Dokumentas parašytas teisingai, viskas gerai. Bet čia viena pusė. Tačiau yra ir kita medalio pusė. Šis pažeidėjas nepažeidėjas, o garsus mokslininkas protinio darbo atstovas. Jis čia atvažiavo pas mus į svečius rinkti pasakų, legendų, tostų. Ai, tostų? Taip ir neapskaičiavo savo galimybių. Tai nelaimingas atsitikimas darbo vietoje. Aš galiu pasiūlyti puikų tostą. Viešbutis jaunystė. Draugė Šurkė, apie mūsų kraštą susidarėt neteisingą nuomonę. Žinoma, kad Kuzbasas visos sąjungos kalvė. Kubanė visos sąjungos aruodas. O kas yra Kaukazas? Gydykla. Ne. Ne. Kaukazas visos sąjungos kalvė, aruodas ir gydykla. Brangusis, kur tu dingai? Naktį aš prisiminiau puikų tostą. Prašom atleisti. Einam greičiau. Pala, gerbiamasis. Mudu su Šuriku pasikalbėsime, o tu užrašyk tostą 3 egzemplioriais.
Bus padaryta. Svajoju užrašyti senovinės apeigas. O juose dalyvauti būtų iš vis nuostabu. Iš kur? Apsižvalgyk, kas dedasi. Mūsų rajone jau neaptiksit nei senolių papročių, nei apeigų. Gal aukštai kalnuose, ne mūsų rajone, ką nors ir surastumėt savo mokslui. Kopsim į kalnus. Teisingai, toks jūsų darbas. Jūs atvažiavote užrašyti pasako, mes dirbam, kad jūs virstų, taip sakant, tikrovė. Taip, atnešiau tostą. Negera? Kaip jūs drįstat? Taigi prašė 3 egzemplioriais. Gyventi, kaip sakoma, gera. O gerai gyventi dar geriau. Tikrai. Rajono partijos komiteto ūkio dalies vedėjas draugas Sachovas. Kaip tau negėda, skriaudi našlaitė. Jį bedėdis ir tėtos nieko neturi. 25. Taip negalima. Aukštai vertinu tavo teisės, bet viskam yra ribos. 18. Turėk sąžinės. Gigauni ne ožką, o žmoną ir kokią. Studentė, komjaunuolė, sportininkė, gražuolė. Ir už viską prašau 25 avių. Net juokinga dėrėtis. Apolitiškai šnekė garbės žodis. Nesupranti politinės padėties. Gyvenimą matai tik per mano personalinį automobilio langą. 25 avis, nors rajonas su valstybė neatsiskaitė už vilną ir mėsą. Tu nepainiok savo asmeninės vilnos su valstybinė. Aš, draugė Džabrailai, paskirtas ginti valstybės interesų. Kol kas sėskitės. Žodžiu taip. 20 avių. 25. 20. Šaldytuvas Rozenlev, kaip? Suomiškas, geras. Dar garbės raštas ir nemokamas kelialapis į Sibirą. Na gerai, tai ir gerai. Vadinasi taip. Jaunikiai sutinka, giminės irgi. O nuotaka. Blogai auklėjam savo jaunimą, labai blogai. Stebėtinai nerimtas požiūris į santuoką. O kas iš vis klausė nuotokos? Maišą ant galvos ir... Teisingai. Labai teisingas sprendimas. Tik aš prie jo neprisidėsiu. O tu nesijaudink, ją pasirūpins visiškai pašaliniai žmonės. Ir ne iš mūsų rajonų. Žinoma. Šokių mokykla, mokestis pagal tarifą, tarifas 1 rublis. Čia jums ne lesginka, o tvistas. Viską rodo iš pradžių. Dešinės kojos nosele trinat nuorūką. O taip. Antrą nuorūką. Antrą nuorūką trinat kairės kojos nosele. Dabar išik trinat abi nuorūkas.
Simultanas mokestis pagal tarifą. Tarifas 1 rublis. Žuvis. Pardavei. Čia mano reikalas. Minutėlė. Pralys. Dešiniau. Štai taip. Pirmin. Avis į gardą, šaldytuvai į namus. Kur tu? Eik namo. Nieko tau neišeis. Pagrobti tokią merginą. Sportininkė, komjaunuolė. Beje, gretimam rajone jaunikis pagrobė partijos narę. Saša, jūs darot stulbinamą pažangą. Niekai. Niekai? Niekniekis. Apsauga. Kągi, dabar sudėtingesnė užduotis. Kokia? Susipakuoti į miegmaišį. Klausau? Ir kuo greičiau. Palaukite, laikas. Taip. Pasiruošt? Dėmesio. Pradedam. Viskas. Miegosit stovėdamas? Laikas. Taip. Atsargiai. Šūrikai, laikykitės. Tuo jūs išgelbėsiu.
Jie dviese. Ir dar tas uodega. Asilas nesiskaičiuoja. Antras nereikalingas. Liudytojas. O jeigu... Tik be aukų. Taip reikia palaukti. Teisingai? Lauksim. Dalink. Čia irgi folkloras? Ne, čia mūsų studentiška. Daina apie lokius. Jums netiks. Kodėl netiks? Čia studentų folkloras. Dainuokit. Na gerai, klausykitės. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся обось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Крутят они, стараясь, вертят земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть, будет туман клубиться, белый, как медведь. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся обось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Вертится быстрее земля. Na viso gero, šurikai. Jums tiesiai, o man į bazę. Ačiū. Na, Nina, viso gero. Viso gero. Nina! Palaukit, Nina. Šurikai, kas atsitiko? Visgi leiskit jūs palydėti. Jūs nepateisinot mūsų didelio pasitikėjimo. Neįmanoma dirbti. Jūs pateikėt nerealius planus. Čia kaip ten... voluntarizmas.
Prašom, mano namuose nešvankybių nevartot. O ką aš tokio pasakiau? Ach, taip. Štai jūsų avansas. Mes atsisakom. Imkite. Imkite. Imkite, imkite. Palaukite. Minutėlę. Na, viskas gerai. Tas, kuris mums trukdo, tas ir padės. Čia jau kitas reikalas. Su tuo mes sutinkam. Ruoškitės. Eik čia. Ateik priekvaišį. Kieno batas? Mano. Ačiū. Važiuojam. Eikite, jau vėlu. Nepasiklysit? Eikit. Draugė Šūrikai, labas vakaras, labas. Vakarieniausiat? Ne, Alioša, buteliuką vyno. Jums itin pasisekė. Dėl ko? Norėjot gražių senovės apeigų? Žinoma, apie jas svajoju. Rytoj auštant. Ką jūs sakot? Ne tik žiūrėsit, bet ir dalyvausit. Labai ačiū. Gal norit sulčių? Ne. Kaip tos apeigos vadinasi? Nuotakos pagrobimas. Pagrobimas? Negalvokit nieko blogo, pati nuotaka svajoja būti pagrobta. Tėvai irgi sutinka. Galima eit susirašyti, bet pagal paprotį nuotaką pirmiau reikia pagrobti. Pagrobti. Tu velnės gražus paprotys. O koks mano vaidmuo? Pagauti nuotaką. Pagauti. Įkišti ją į maišą. Į maišą? Čia irgi toks paprotys. Genialu. Ir ją perduoti. Kam? Įsimylėjusiam džigitui? Ne. Ir perduoti įsimylėjusio džigito kunakams. Kunakams? To reikalauja paprotys, supratau. Beje, štai jie. Tuoj supažindinsiu, mielai. Susipažinkit. Šūrikas. Saša. Saša. Atleiskit. Prisėskit. Jie nešneka rusiškai, bet viską supranta. Ką jis sako? Sako, skanaus. Valgykit, valgykit. Labai ačiū.
Бомбарбье. Киргуну. Ką jis sakė? Sako, jei atsisakysit, jie jūs papjaus. Pokštas. Шутка. Pokštas. Pokštas. Sutinku. Puiku. Nina labai apsidžiaugs. Tai nuotakos vardas Nina? Nina. Mano dukterėčia. Argi Nina turi jaunikį? Juodu vienas kitą dievina. Visai pamiršau, kad ryt turiu... Žodžiu, atleiskit, bet aš negalėsiu. Niekaip. Draugė Šurikai, svarbiausia, Nina prašė, kad tą padarytumėt būtent jūs. Nina pati prašė. Labai. Kągi, perduokit Ninai, kad sutinku. Iki pasimatymo. Žinokit, papročiai reikalauja, kad viskas vyktų natūraliai. Niekas nieko nežino, nuotaka priešinsis, pardysis, net kandžiosis. Kvies miliciją ir šauks, aš skųsiuos srities komitetui. Bet jūs nekreipkite dėmesio, čia senovinis, gražus paprotys. Supratau. Nesijaudinkit, viskas vyks natūraliai. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Šurikai. Šurikai, o ką jūs darot? Nieko nesakykit. Kas jums? Atėjau su jumis atsisveikinti. Viso gero, Šurikai. Sudie, Nina. Būkit laiminga. Sudie, sudie. Ką gabenat? Pavogta nuotaka, draugė Viršyla. Jok darys. Kai iš tos nuotakos kepsi šašlyką, neužmiršk pakviest.
Tai čia buvo ne apeigos? Jie iš tikrųjų pagrobė. Taip. Kas pagrobė? A, taip. Kas jaunikis? Čia kartais tą sužino tik per vestuves. Vestuvių nebus. Aš ją pagrobiau. Aš ją ir sugrąžinsiu. Draugė Šurikai. Kas atsitiko? Nusikaltimas. Pavogė. Ką pavogė jūsų asilą? Mergina, Nina. Aš vienintelis liudytojas. Ne, jūs ne liudytojas, jūs pagrobėjas. Nusikaltėlis. Juk aš nežinojau, kokia gėda, garbės žodis. Sam rajonui. Ašgi nežinojau. Aš pats išsiaiškinsiu. Kas tas paslaptingas jaunikis? Niekingas menkysta. Ir žinot, kas jis? Ne? Labai gaila. Niekšas, amoralus tipas. Tiesiog amoralus tipas. Labai ačiū, kad pranešėt. Šis vienetinis atvejis sutelks visuomenę, sukels žmonės. Teisingai, o aš eisiu į miliciją. Ei, klausyk, kokią miliciją? Tave areštuos? Jie privalės jūs pasodinti. Pasodins? Pinigų turi. Yra tik vienas išsigelbėjimas. Išnykt, aš pats viską padarysiu. Nina bus išgelbėta. Tiem niekšam bus parodomasis teismas, o jūs būsit liudytojas. Ne, neturiu teisės piktnaudžiauti jūsų kilnumu. Kokiu kilnumu? Jūs dėl manęs rizikuojat. Formaliai dengiat nusikaltėlį, juk aš pavogiau Niną. Turiu pats išpirkti savo kaltę. Ačiū. Labai jums ačiū. Draugė Šurikai, kam ta milicija? Nereikia aukų. Tiesiai pas prokurorą. Jis viską supras. Brangūs svečiai, sveiki atvykę. Ar prokuroras pas jūs? Pas mus, visas miestas pas mus. Tik jūsų trūksta. Vyno brangiems svečiams. Ašgi negeriu, mums prokuroro. Negalima atsisakyti mirtinai įžeis. Prašau. Prašau, prašom užeit. Ligoninė? Greičiau atvažiuokite Gogolio 47. Taip, kur vardinės. Vienam svečiui bloga. Kuo greičiau. Kas atsitiko? Žmogus truputį išgėrė. Liga labai sunki. Žmogų tiesiog reikia gelbėti. Garbės žodis. Dėl alkoholizmo jam kyla įkyrios mintis. Kažkokia pavogta nuotaka. Jis vis veržėsi kažko gelbėti. Aptemusi sąmonė. Garbės žodis. Aišku, delirium tremens. Ką? Baltoji karštinė. Tai baltas, karštas, visai baltas. Per 3 dienas pastatysime ant kojų, nesijaudinkit. Nereikia skubėti. Svarbu svečią išgydyti, kad visuomeniai grąžintume visavertį žmogų. Nereikia skubėti. Pasistengsim. Viso gero. Viso gero.
я был султан, я б имел 3 жен, и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах. Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Зульфия, Все в порядке. Viskas gerai. шьет гюли, Galite atvažiuoti. штопает носки. 3 жены, красота, что не говори. Но с другой стороны, тещи тоже 3. Неплохо очень иметь 3 жены, но очень плохо с другой стороны. Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, 3 или 1? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо очень, совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны. Неплохо очень, совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны. Оу! Открой! Открой! Atidaryk. Štai kaip. Na gerai. Skelbiu bado streiką. Nuo šiol čia niekas neįžengs, išskyrus prokurorą. Pirmoji psichiatrijos ligoninė. Tipiška delirium tremens. Puola gelbėti pagrobtą merginą, kurie, kaip jam atrodo, pagrobė. Elgėsi taip, kaip mus perspėjo draugas Sachovas. Taip jis ir man skambino. Dabar jam katatoninio susijaudinimo būsena reikalauja, kad jį priimtumėt. Jie reikalauja, priimsim. Atveskit. Atsargiau. Ir gydytojas. Taip, draugo Sachovo diagnozė pasitvirtina. Sachovo? Jūs sakėt Sachovo. Sachovo. Tai jis mane čia įgrūdo. Ne, nukreipė krizės metu. Ūmios krizės. Štai ką jums pasakysiu. Sachovas tą merginą ir pagrobė. Teisingai, pavogė, užkasė žemę ir užrašė. Klausykit, Sachovas, eikit, mes jūs išgydysim. Alkoholikai mūsų profilis. Atriškit mane. Ar gerai elgsitės? Atriškit. Suprantu.
Manim niekas netiki. Galiu pasimatyti su prokuroru? Galit. Kur mūsų prokuroras? Šeštoje palatoje, kur anksčiau buvo Napoleonas. Gali nevalgyti, negert, gali tylėti, bet tau tai nepadės. Geriausias rajono jaunikis tau siūlo savo ranką. Ir širdį. Servizas. Ką? Grėbėsi servizo. Didelis servizas. 12 žmonių. Iš 96 dalių. Tu sąžinės neturi. Spjauni mūsų papročius. Ką? Kvaila. Neturi kitos išeities. Tikiesi, kad tavęs ieškos. Teisingai. Kreipsis į giminės, o giminė tai aš. Ir aš pasakysiu, jį metė į institutą, ištekėjo ir išvažiavo. Štai, ką tau pasakysiu. Nepertraukai su tavim šneku. Žodžiu taip. Arba iš ten išeisi kaip draugo Sakalo žmona, tokio jaunikio. Arba išvis neišeisi. Čia jau kas kita. Šaunuolė, atrakink. Dabar susipažinsi su brangiu jaunikiu. Nuimk skrybelę, ką? Skrybelę nuimk. Skaudu, klausyk, garbės žodis. Aš nieko nedariau, tik įėjau. Dar jauna, aikštinga. Kokia aikštinga? Čia jau chuliganizmas. Beliko dvi galimybės. Arba aš ją vedu į civilinės metrikacijos skyrių, arba į mane pas prokurorą. Nereikia, aš ir pats nenoriu. Nieko. Rytoj išalks, po savaitės ims liūdėt, po mėnesio ateis į protą. Lauksim. Atminkit, draugai, jūs pagaliau turėsit pateisinti mūsų pasitikėjimą. Už ją atsakot savo galvą. Stengsimės, brangus draugė, Džabrailai. Gal susimetam? Nuodėmė juoktis iš ligonių. Aš rimtai sulakstyčiau. Iš čia nepabėgsi. Yra vienas būdas. Pirmoji psichiatrijos ligoninė. Психе.
Pabėgi kaip beprotis. Kur tavo asilas? Sveikas, sveikas. Kas atsitiko, kur skubi? Ten. Sės, pavešiu. Kur tave nuvežti? Štai kas. Aš tau viską papasakosiu, o tu jau pats nutarsi, kur mane vežti. Tik greičiau. Mašina žvėris. Tėvonė prakeikta tą dieną, kai sėdau prie šio kledaro vairo. Ne veltui sakydavo didysis. Rašyk naują eilutę. Pietus. Brauk. Sriubos atsisakė. Atsisakė. Skliaustose. Charčios sriubos. Charčio. Toliau. 3 porcijos šašlykų. Išmetė į prarąją. Į prarąją. Toliau vynas. Sudaužė. 2 butelius. 3. Rašyk 3. 3 butelius. Taip. Rašyk, rašyk. Vaisiai. Vaisiai. Apelsinai. Erelio lizdas. Draugas sako vasarnamis? Aha. Sanitarijos epidemiologijos stotis. Ko jums? Rajone epidemija, visus skiepijam. Snukio ir nagų liga. Pasirašykit. Privalomai. Migdomieji. Marškinius nusivilkit. Nebūtina. Gulkitės ant pilvo. Ramiai, aš dar neduriu. Dar ne. Sakykit, ar man skaudės? Viskas priklauso nuo adatos skersmens. Koks jūsų diametras? Jau, taip. Spiritas? Spiritas. Gulėkit ir nesijudinkit. Ši vakcina veikia iš lėto. Ar namie daugiau nieko nėra? Jo, nieko, ne. Ramiai gulėkit, antraip memento more. Akimirksniu. Mirtis. Aišku? Aišku. Asistentė vandens. Nina čia nebejoju. Surask ją ir perspėk. Kada jie užmigs?
Už pusvalandžio. Eik. Snukio ir nagų lygos virusas itin sparčiai dauginasi organizme. Trumpiau, Sklifosovski. Kai tau neįdomu, netrukdyk. Prašom toliau. Itin sparčiai dauginasi organizme, susilpnėjusiame nuo nikotino, alkoholio ir negerų nesaikingumų. Taip. Taigi. Nina. Kur jūs? Nina. Ramiai. Eik ten.
Nina. Nina, kas jums? Nina. Nina. Ar jūs gyva? Ačiū Dievui, ačiū Dievui. Už ką? Išdavikė. Niekinga samdinį. Nina, palauk. Judė, niekšė. Kiek tau sumokėjo? Palauk. Atrišk mane. Menkystė. Pasidavėlis. Paleiskit. Banditas. Atmata. Bukagalvis. Chameleonas. Niekšas. Alkoholikas. Folkloristas nelaimingas. Alio. Klausau. Kalbėkit.
Кто? Labas. Nesitikėjau, kad ateisi. Toks netikėtumas. Atleiskit, aš persirinksiu. Nesijaudink. Tave perengs lavoniniai. Atėjom tavęs teisti pagal kalnų įstatymus. Už tai, kad norėjai užtraukti gėdą mūsų giminiai, mirsi kaip niekingas šakalas. Tai neturi teisės. Už tai atsakysit. Už tavo purviną kailį atsakysiu tik savo džigito sąžiniai, sesers garbiai ir protėvių atminimui. Nina, atkalbėk juos. Mes šiuolaikiniai žmonės, čia viduramžių laukiniškumas. Pažeidžiau tą kodeksą, bet savo klaidą pasirengęs pripažinti. Klaidas reikia nepripažinti. Jas reikia nuplauti krauju. Jūs neturite teisės. Jūs neturite teisės. Čia savivalė. Reikalauju, kad mane teistų pagal mūsų sovietinius įstatymus. O jie pirkai pagal sovietinius? Gal pagal sovietinius jie pavogė? Baigiam tą beprasmišką ginčą. Sesė, pagarsink televizorių. Pradėsim. Nereikia. Maldauju, nereikia. Aš daugiau taip nedarysiu, prisiekiu, daugiau taip nedarysiu. Leiskit man nueiti į prokuratūrą. Leiskit pasiduoti valdžiai. Hamletai, šaunuolis. Ar išprotėjot? Nesijaudinkit, čia tik druska. Druska. Stot, teismas eina. Tegyvuoja mūsų teismas, pats humaniškiausias pasaulyje. Prašom sėstis. Sėskitės. Ačiū, aš pastovėsiu. Pilietį teisėjau. Jis negali sėdėti. За весенним ливнем раньше придет рассвет, и для двоих счастливых много-много лет будут сверкать зорницы, будут ручьи звенеть,
Будет туман клубиться, белый, как медведь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится Pabaiga. быстрей земля. Tekstą skaitė Daiva Lebeliūnaitė ir Eidvydas Stankevičius. Garso režisierius Mindaugas Juška, įgarsinta LNK televizijoje.